praeitą sekmadienį buvom nuostabiai priminti apie tai, kad mums duota Dievo dvasia, šventa dvasia, kuri išlieta į mūsų širdis, kurios esam pripildyti, kad ji mums skirta kaip guodėja, pagalbininkė. Ačiū Dievui už tai. O šiandien noriu toliau raginti ir kviesti mus kreipti dėmesį į Dievo malonę. Iš tiesų, be žiūrint į malonės reikalus, man ir pačiam veriasi didžiuliai neįsemti lobiai ir mes ne vieną susirinkimą iš tikrųjų galim žvelgti į juos ir mes tos malonės neišsemsim niekada. Tai norisi dar ir dar į ją pažiūrėti, kad dar labiau vertųsi mums tas matymas ir supratimas, kas tai yra, kokia yra ta Dievo malonė. Taigi, malonė paprastai sakant, tai yra atleidimas nuo kaltės ir bausmės už tą kaltę. Nepelnyta dovana, tai yra ne dėl mūsų teisumo ar gerumo darbų. Bet iš gailestingumo, neturintiems kaip save išpirkti iš kaltės, iš bausmės. Ir čia tik malonės kelių pradžia. Taigi malonė tai Dievo gerumo mums požymis. Dar kitaip, tai Dievo meilės mums požymis. Paskaitykime ištrauką iš laiško Romiečiam 5 skyriaus. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu kai dar buvome priešai arba priešiškai nusiteikę prieš Dievą, mūsų taikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Taigi Dievo meilės požymis yra ta jo malonė. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų ar nesididžiuotų. Ir Romiečiams 3 skyriuje nuo 22 eilutės. Dieviškas teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, ne dėl vieno žmogaus, ne viename žmoguje. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės.
į ką verta atkreipti dėmesį šitose žodžiuose, kad niekur Paulius nesako, visi gimė, nėra jokio skirtumo, visi gimė nuodėmingi. Čia reikia išgirsti tą ryškų skirtumą. Visi nusidėjo. Dar į ką verta atkreipti dėmesį, į patį tą lietuvišką žodį. Nusidėti, kurio šaknis yra dėti. Kur esi padėtas? Nusidėjo kažkur, kai mes ieškom prapuolusio daikto, kur aš jį nusidėjau. Nusidėti, tai pasitraukti, tai būti pašalintam iš Dievo akivaizdos. Būti nudėtam iš Dievo artumo. Ir tame nusidėjime galima matyti ir tam tikrą laipsniškumą. Vieni nusidėjo tik meluodami, kiti nusidėjo žudydami. Toj gilioj tamsoj, tame nuotolyje nuo Dievo, tame atitraukime nuo Dievo yra tie atstumai iš tikrųjų. Gali būti žmogus be galo toli nuo Dievo ir gali būti nusidėjęs, bet netoli Dievo. Kaip ir Jėzus kai kuriems rašto aiškintojams yra pasakęs, sako, matydamas kaip išmintingai jis kalbėjo, Jėzus pasakė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Nors nėra dar išgelbėtas, bet tu netoli, sako, kai kurie yra labai toli, kiek nusidėjęs, kiek toli nuo to Dievo šventumo atitolintas esi. Nėra jokių skirtumų, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Taigi taip šiek tiek pakartojame, ką mes jau buvome žiūrėję į malonės reikalus. Dar iš to, ką jau žiūrėjome, tai būtų Romiečiams 5 skyrius. Padės mums prisiminti, ką jau mes nesenai aptarėme. Taigi, išteisinti tikėjimu. Kaip tą malonę pasiekiame? Tikėjimu. Turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Kaip tą malonę pasiekiame? Tikėjimu. Tai yra priimdami tą malonę. Dievo malonė paruošta kiekvienam žmogui. Jis pasiruošęs suteikti savo malonę kiekvienam, belieka patikėti, jog Dievas yra toks geras, kad teikia malonę visiems, kurie nusidėjo. Visiems. Nėra jokių ribų. Ta malonė buvo atvira ir Hitleriui, ir Stalinui. Visiems. Ir baisiausiam niekadėjui, kuris mūsų gyvenimuose kažką pridarė. Kiekvienam. Taigi tikėjimu ją pasiekiame. Niekaip kitaip, jokiais darbais, jokiu gerumu, pataikavimu, tikėjimu. Tiesiog jai reikia atsiverti, nes mes dar prieš tai pažiūrėjom, kalbėdami šitomis temomis, kad nėra nei vieno, kuris galėtų taip gyventi, kad nenusidėtų. Ir todėl ta malonė Dievo yra dovana.
iš gailestingumo mums, kurie nė vienas ir nesugebame gyventi taip, kad būtume palaikyti verti gyventi amžinai. Ir štai žengiame žingsnį tolyn. Malonės reikaluose. Tikėjimu pasiekiame tą malonę, prisiliečiame prie jos, priimame ją, kurioje stovime. Ir malonėje pašaukti stovėti, pasilikti toje malonėje, nenupulti. Kaip prieš tai pamoksluose prisiminėm vietas, kur Paulius rašo, bažnyčiai, bendruomeniai, kuri grįžo prie įstatymo darbų, ir griežtas Pauliaus perspėjimas. Jūs, kurie tikitės būti išganyti per įstatymą, patikti Dievui įstatymo darbais, atsimetite nuo Kristaus. Ir finalas to praradote malonę. Taigi Dievo kvietimas, raginimas ir pašaukimas mums stovėti toje malonėje. Tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime, ir kai joje pasiliekame, džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Taigi malonė tai ne vienkartinis Dievo veiksmas mums, bet nuolatinis Dievo požiūris į mus. Jis mato ir žino, kad mums nuolatos reikalinga jo malonė. Mes palaiminti daromės, kai suvokiame, jog mums reikia tos jo malonės ir reikia visada. Panašiai kaip vaikam visada reikia tėvų malonės. Ar geri jie, ar neklaužados, bet visą laiką jiems reikia tėvų malonės. Taigi malonė ne vienkartinis mūsų išgyvenimas su Dievu, bet nuolatinė mūsų padėtis jo akivaizdoje. Nuolatinis mūsų santykis su juo. Malonės santykis. Aš ir tu, mes visi nuolatos esame tokiame santykyje. Malonės santykyje su juo. Toliau tame pačiame skyriuje nuo 21 eilutės leiskimės. Romiečiam 5 skyrius, galima nuo 20. Įstatymas įsiterpė tarp Dievo ir žmogaus, kad nusikaltimas dar labiau padidėtų. Ką norime pasakyti? Kad nusikaltimas pasimatytų dar labiau, kaip žmogus yra nusidėjęs, atitolęs nuo švento Dievo. Bet kur buvo apstu nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Čia svarbu pamatyti. Ką jau mes prieš kelias minutės kalbėjom, jo malonė paruošta visiems žmonėms. Jeigu labai daug nusidėjęs, labai nutolęs nuo viešpaties, tai dar didesnė malonė. Kur daugiau nuodėmės, ten daugiau malonės. Kodėl mums tai svarbu labai aiškiai išvysti? Nes mes kaip žmonės linkę brėžti ribas. Man tai turėtų būti Dievo malonė, nes aš labai neblogas, labai gražiai gyvenu. Bet aniem, rusam, tai jau ne. Ne.
kuo daugiau nuodėmės, tuo didesnė Dievo malonė. Ir čia norima pasakyti to, kad nėra saiko tai maloniai. Jeigu daug nuodėmės, yra paruošta daug malonės. Ribų nėra pas Dievą. Tik mes, kol žmogiškai mąstome ir elgiamės, kažkur tai brėžiam malonės ribą. Net ir savo galim. Jau kai tiek nusidėjau, jau kai tiek lupau, ar begali mane mylėti Dievas? Ne, nelabai. No. Ne, Dievo žodis sako, kuo apstesnė nuodėmė, tuo apstesnė jo malonė. Tik nepiknaudžiaukim tuo. Kaip Paulius čia ir sako šitame laiške, sako, tai ką, tada nuodėmiaukim, kad būtų apstesnė malonė. Ne iš tos pusės, sako, žiūrim. Jeigu kritom į nuodėmę, tai jo malonė yra išlipti iš jos, jį visą laiką yra gelbstinti. Bet kur buvo apstu nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Kam? Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Ir čia išvystam taip ryškiai prieš pastatomą malonės priešingybę – nuodėmė. Malonė ir nuodėmė pastatyti į tokia priešprieša. Du visiškai skirtingi dalykai, du skirtingi pasauliai. Gyvenimas nuodėmėje ir gyvenimas malonėje. Ir nėra tarpinės pozicijos, kur nors per vidurėlį. Truputį nuodėmėj ir šiek tiek maloniai. Nėra. Arba nuodėmėj, arba maloniai. Kai gyvenama nuodėmėje, arba kai gyvenama nusidėjime, atitolus nuo Dievo, nuodėmė viešpatauja mirtimi. Nuodėmė viešpatauja mirtimi. Ir mirtis visur pasklidusi pasaulyje. Gamtoj, žmoguje, santykiuose. Kur tik nuodėmė, ten viešpatauja mirtis. Mes senstame nuodėmės pasekmė, nes mirtis viešpatauja mūsų kūnuose. Byra kūnai, visa materija aplink mus, kaip belipintume, kaip bemaišytume tuos cheminius elementus, kokiu tvirtumu bedarytume, vis vien visa veikiama mirties, nes nuodėmė veikia pasaulį. Nuodėmė viešpatavo mirtimi. Malonė, kurią pasiekiame ir kurioje stovime, turi galę viešpatauti teisumu, amžinam gyvenimui. Ne mirčiai, o amžinam gyvenimui. Taigi raginimas ir kvietimas, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų. Taigi pamatėme, kad malonė pasiekiama per tikėjimą, malonėje esame kviečiami pastovėti, pasilikti. Malonė te viešpatauja jumyse. Išgirsti tai. Tai palauk, viešpatė, tu, kad viešpatautum. Kad šventoji dvasia viešpatautų. Čia ryškiai brėžiama, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė, kam ji duota,
kad ji mumyse įsigyventų, kad mes į ją įsikibę ant jos stovėtume, joje pasiliktume ir imtų viešpatauti mums, nuvesdama mus į amžiną gyvenimą. Malonė duoda amžiną gyvenimą, pasilikdami malonėje, jie imasi viešpatauti. Pakalbėkime apie žmogaus būseną nuodėmėje ir malonėje. Kai viešpatauja nuodėmė, dominuojantis jausmas žmoguje yra nerimas. Kylantis iš tiesų iš kaltės jausmo. Tai taip organiška, kaip žemės trauka. Jeigu paleisiu telefoną, jis nekybos ore, nekils į viršų, kris ant žemės. Jeigu yra nuodėmė, jeigu ji viešpatauja žmoguje, nerimas, neišvengiamas žmogaus palydovas. Ir jis ne dėl to, kad taip Dievui patinka, kad reikia kankinti žmogų, bet kad žmogus nežūtų. Nerimo, kaip čia priežastis, kaltės jausmą, kaltė. Nežinant šitų dalykų arba nepripažįstant jų, žmonės viską daro, kad tik nerimo išvengtų, kad kaltės jausmą užgesintų. Sugalvoja teorijas psichologinės, sukuria kultūrą, kurioje tau nereiktų jausti kaltės. Iš čia visos religinės žmonijos patirtys, visos. Kai sakom religinės patirtys, tai visos pasaulio religijos kurtos buvo ne tam, kad žmogui taip įdomu, taip smagiau. Ne. Kad galėtų išspręsti esminę problemą. Nerimas kyla. Koks? Pats giliausias, tai egzistencinis. Nes aš mirsiu. Nes mes mirsime. Mes esam laikini. Jeigu šitai nustumti visat, negalvokim apie tai, linksminkimės, gyvenkim, problema neįspręsta, bet užšaldyta ir ji kaupiasi. Pagal šiandienos psichologijos supratimą kaupiasi ne kur kitur, o pasąmonėje. Nes žmogus klausimo nesprendžia. Pačio giliausio egzistencinio klausimo, kodėl aš esu laikinas. Kodėl man duota patirti džiaugsmą būties. Pasimėgavimą gyvenimu ir aš turiu mirti. Žmonija spręsdama šitą klausimą, visos tautos vystė savo religijas, kad atsakytų į šitą klausimą ir išvaduotų žmogų iš šito nerimo, egzistencinio nerimo. O jis ateina iš kaltės prieš Dievą. Štai Izaijo knygoje 48 skyriuje 22 eilutė, skaitom paskutinę eilutę tos skyriaus. Nedorėliai neturės ramybės. Turima galvoje nedoras prieš Dievą. Neturės ramybės. Tai reiškia, kad Dievas neduos ramybės. Kad ir kokią kultūrą sukurtų, kad ir kokią religiją sukurtų, kol teisingame santykėje žmogus neatsiduria, kol neima gręžtis į gyvąjį Dievą, nerimas jį lydės. Kaltės jausmas lydės. Nors nepamokytas žmogus nesupras, iš kur tai? Kodėl tai? Bet tautos apčiuopom, tai suvokdamos, apčiuopdamos, ieškojo pagalbos ir visą laiką tai buvo religija. Ir šiandienos kultūra yra tam tikras religijos pakaitalas. Niekas kitas. Tai taip pat bandymas sutvarkyti su tuo egzistenciniu nerimu, nuo kurio neapsaugotas nei vienas žmogus, absoliučiai. Nei vienas.
O štai malonės būsena, kurią suteikia Dievas, yra teisumas. Nuodėmės teikiama būsena yra kaltė, nerimas. Malonės teikiama būsena teisumas ir ramybė. Teisumo atėjus priimto jausmas, ramybė. Ir apie tą ramybę nesenai dalinosi sesė Zita, kai ji suvokusi savo nuodėmingumą Dievo akivaizdoje su ašaromis atgailavo ir pabudo sekantį rytą su tokia ramybė, pasakoja Zita, kad, sako, žodžiais nusakyti neina. Jie atsistojo į teisingą poziciją. Ji iš nusidėjimo sugrįžo Dievo akivaizdon. Teisingon vieton atsidūrė. Jis suvokė savo beribį nuodėmingumą ir priėmė Dievo malonę, atleidžiančią kaltes ir išteisinančią. Ir nenusakoma ramybė, kurią mes pažįstame kiekvienas. Tik tai, kai tu pirmą kartą, žmogau, iš nusidėjimo ateini į teisumą, tai būna taip ryšku, kad net žodžiais nusakyti neįmanoma, nes tu nesi niekada buvęs tokioje ramybėje. O jau mes, kurie diena po dienos, mėnesis po mėnesio, metai po metų esame, tai jaučiame pastoviai. Kartais ryškiau tai išgyvename, kai nusidedame ir vėl atgailaujame ir gręžiamės ir ta ramybė grįžta. Labai aiškiai suvokiame, koks skirtumas, kai suklumpame, kai ramybė apleidžia. Neramumo ir kaltės jausmas, graužaties jausmas mums labai gerai irgi pažįstamas. Bet tada atgailaujant ir gręžiantis į Dievą ir priimant malonę, ne dėl darbų malonę, vėl grįžtant į malonės poziciją, negaliu aš pats pakeisti savęs. Malonė tavo mane pakeičia. Malonė tavo mane te pakeičia. Ir ji atneša savo vaisių, ramybę, priimta malonė. Ne taip paprasta nusidėjusiam žmogui arba nuolatos gyvenančiam nusidėjime atnešti tą ramybę. Ne taip paprasta tą malonę atverti. Žmogus turi panorėti jos. Kol žmogus turi vilties kažkame kitame nuraminti savo nerimą, užčiaupti kaltės jausmą, tai jis tame bando. Tuo gelbstisi. Ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų paleistuvystė. Apskritai tai yra pasilikimas nuodėmėje nuolatinis. O mes kviečiami ir raginami pasilikti malonėje. Visos gėrybės mūsų gyvenimuose, kaip ir pats gyvenimas, yra iš Dievo malonės. Visos. Ir kai šiandien giedojom giesmę ir dar 10 000 priežasčių man tau dėkoti, tai daugelį metų atgal aš vis galvodavau, 10 surinkčiau, 12 surinkčiau, 14 surinkčiau, 5, 10 tūkstančių. Ar čia tie žodžiai neperdėti? Aš tyliai galvodavau. Bet dabar suprantu, kad kur be pasisukčiau, visa yra iš jo malonės. Pradedant mano gimimu ir visa, kas mane supa. Visa, kas mane supa ir visa, kas yra mano kūne,
ir visa, kas yra mano viduje, mano širdyje, iš malonės, dovanos jo. 10 000 tam priežasčių. Ir jeigu skaičiuotume, tai būtų per mažas skaičius, nes reiktų viską įtraukti, kiekvieną atomą, kiekvieną molekulę, kiekvieną cheminį junginį, kiekvieną įvykį, visa iš jo, visa gali būti ir yra iš malonės, dovana žmogui, kūrėjo dovana. Dar 10 000 tam priežasčių tau dėkoti ir dėkoti ir dėkoti. Ir kalbant apie tą bažnytinį, bendruomeninį tikinčiųjų gyvenimą, prisiminkim vieną eilutę iš laiško Efeziečiams 4:7. Aš paskaitysiu nuo pradžios šitą skyrių, Efeziečiams. Laiškas 4 skyrius. Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Malonėn esame pašaukti, šiandienos temą atliepiant. Malonėn pašaukti, nenuodėmėn, kad nuodėmiautume, nusidėtume, malonėn, kad paveldytume amžinąjį gyvenimą, pašaukti su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje, visiškai aiškiai suvokia, kad netobuli esame. Ir štai kiek daug žodžių apibūdinimui, kad būtume viena Dieve, su visų nuolankumu, romumu, pakęsdami, teks pakęsti, pakentėti vienas kito šiurkščius žodžius, nepastebėjimą, užgaulę, užgavimą, užmiršimą ir tai apsileidimą ir kas tik nori, nes netobuli esame, ne Dievas. Ir pavargstame, ir užmirštame, ir nepastebime, ir apsileidžiame, ir išdidus būname, ir kvaili būname, ir suklydę būname, ir visokie, pakęsdami vienas kitą meilėje, išlaikyti meilėje. Visą tai tik meilėje įmanoma. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Tikslas – išlaikyti taikos ryšius. Ne šiaip sau jie ateina, ne dovanai tai ryšiai ateina mūsų pastangų dėka, su visų nuolankumu, romumu, pakenčiant vieni kitus, meilėje, priimant vienas kitą, kaip Kristus mus priėmė, išlaikyti taikingus ryšius, ne susipriešinti. Vienas kūnas ir viena dvasia. Kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Bet, ir va čia šiandien mums turi, taip svarbiai nuskambėti, bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. O šitoj vietoj kažkoks saikas brėžiamas. Bet atsiminkim, kad šitas saikas brėžiamas bendruomenės lygyje, kalbant apie bendruomeniškumą, kalbant apie bažnyčią. Kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. Kodėl jis taip sako? Čia sako, davė dovanų, todėl kad ir jis paskyrė vienus pasiuntiniais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais, kad išlavintų. Ir čia tam, kad suprastume, kad ta malonė bendruomeniškume. Vienam taip tarnauti, kitam trečiaip, dar kitaip. Ir ne tik taip, ką čia paskaitėme
ir duoti, ir šelpti, ir melstis, ir užtarti, ir gelbėti, ir padėti, ir taip toliau, ir gydyti, ir melstis kalbomis, ir taip toliau, ir taip toliau. Malonės saikas, kiek reikalinga šitai bendruomeniai, šitam laike. Ne, ką čia turim pamatyti? Ne viskas duota, viskas čia turėtų vykti, stebuklai, viskas čia, viskas, kas turėtų. Ne, yra saikas. Ir aš norėčiau viską daryti, ir melstis kalbom, ir duoti, ir laminti, ir užtarti, ir vadovauti, ir mokyti, ir Ne, yra saikas duotas, kiek reikia. Ir tai ateina ne dėl nuopelnų, bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. Nei aš nusipelniau, ko nors, kad šią valandą čia stoviu, mokydamas Dievo žodžio. Tai iš malonės. Nei apaštalas Paulius nebuvo ypatingesnis už kitus, kad jam buvo suteikta, tai ne, sako. Nors ir darbavausi, mano požiūrį, daugiau už visus vadinamus apaštalus, bet tai ne aš, sako, o Dievo malonė veikianti manyje. Ne aš. Ir kiekvienas mes, kai darome ką nors gero, tai malonės veikimas. Dievo malonės veikimas. Ir tada, kai šitaip stovime malonėje, tada nėra pagrindo girtis, pūstis, lygintis, ar lyginti save su kitais, ar kitus su savimi lyginti. Nėra pagrindo, nes visi iš malonės tai turi. Tai atneša tokį nusiraminimą, tokią paguodą. Koks saikas duotas kuriam? Malonės. Tame bendruomeniškume, tarnavime vieni kitiem ir visiems. Vienam saikas mokslininkų būti duotas, kitam saikas autobusų vairuotojų būti. Geru. Vežančių ne kaip bulves maišuose, o atsakingai, maloniai. Kitam mokytojo saikas duotas, kitam valytojo saikas, kitam verslininko saikas. Saikai duoti. Nereikia visko iš karto čia ir dabar. Ir laimingas, kuris atranda tą malonę. Jis tampa patenkintas. Malonės vaisius visą laiką yra teisumas ir ramybė. Visos gerybės mūsų gyvenimuose iš malonės. Nėra saiko iš nuodėmės ištraukti žmogų. Dievo nėra saiko. Iki čia tik tai malonė tempia. Nėra saiko išgelbėti nei vienam žmogui. Tai yra, nėra ribų Dievo maloniai išgelbėti kiekvienam. Bet reikia kiekvieno noro, sutikimo, suvokimo, kur aš esu. Ir tas suvokimas ateina per tą prizmę. Mirtis viešpatauja mano gyvenime. Krenta dantys, silpnėja kaulai, senka jėgos, kiūžta kūnas. Bet tai malonė Dievo, kad pamatytų žmogus, nesi viešpats, nesi amžinas, turi galą. Ar tau nerūpi tai? Tu vis dar sakai, man nusispjaut, vis tiek visi mirštam ir dabar. Ką dar? Neduosiu tau ramybės, sako Dievas. Iki paskutinio tavo atodusio visaip tave kalbinsiu, kad užsinorėtum išsigelbėti iš nepavydėtino savo padėties. Neduosiu ramybės nei vienam, kuris yra nusidėjęs. Tam, kad jis nepražūtų, kad malonė, kurią aš turiu kiekvienam išgelbėti, būtų prieinama kiekvienam. Tai šiandien ir užteks tiek. Mes tik liestis pradedam prie malonės, didybės, apstybės ir gelmės. Ir yra tam tikri saikai malonės, tam tikrose dalykuose, kai jau esame išgelbėti. Bet šiandien užteks. Ačiū Dievui
už jo malonę. Mums kiekvienam. Jėzaus Kristaus vardu būkite palaiminti.